Sveiki draugai, šiandien su jumis pasidalinsiu paprastų, bet neprastų picos tešlos receptų. O detalų picos receptą rasite prikabintą po šiuo filmuku. Tad spaudžiat patinka, taip pat sekti riebų katiną ir žiūrim toliau. Tešlos gamybą pradėkime nuo to, kad į miltų sudėję druską gerai viską išmaišome. Tada atskirai į drungną vandenį dedame mielės, cukrų ir vėl viską būtinai gerai išmaišome. Minutę luktelim ir paruoštą skystį pilame ant miltų. O jau tada minkome iš širdies, kol gausis vientisa masė. Tada mūsų tešlą dedame į indą, apipilame alyvuogių aliejumi ir uždengiame šlapių rankšluosčių. Laukiame apie valandą, kol tešla pakils. Aš šį kartą gaminau picą su vištiena. Jūs galite rinktis, kokius norite priedus. O šios kelios nuotraukos jums pasufleruos produktų dėjimo ant picos eiliškumą. Iki 200 laipsnių kaitintoje orkaitėje pizzą kepiau 20 minučių. Kadangi orkaitės nevienodai pas visus kepa, tai kepimo laikas, kol iškeps jūsų pica, gali skirtis. Ant iškeptos picos pabarstome baziliko lapelių, o tada skanaus.